Bet štai čia esu tikras visiems kilo vienas pagrindinis klausimas. Donaldas Trumpas paskelbė apie Hormūzo sąsiaurio blokadą. O kam Jungtinėms Amerikos valstijoms blokuoti Hormūzo sąsiaurį, jei jis jau užblokuotas Irano? Be to, tai dar labiau smogs Persijos įlankos šalims. Kokia tokio blokavimo idėja ir ką tai apskritai duos? Tai labai įdomu, tad aptarkime tai dabar. Esmė ta, kad techniškai Hormūzo sąsiauris nėra uždarytas. Iranas palaipsniui praleidžia kai kuriuos tanklaivius už iki $2 milijonų mokestį už kiekvieną laivą. Ir kas ypač svarbu, Iranas viso karo metu užtikrino netrukdomą savo naftos patekimą į regioną ir atgal. Tai reiškia, kad Iranas toliau prekiavo naftą. Esmė ta, kad Iranas sukūrė situaciją, kurioje tik jis galėjo prekiauti nafta, o kitos Persijos įlankos šalis negalėjo parduoti savo naftos. Na, o čia dar ir Donaldas Trumpas, kaip žinote, panaikino sankcijas Irano naftai pačiame karo įkarštyje. Galiausiai karo metu Iranas padidino savo naftos tiekimą 100 000 barelių per parą ir pasiekė beveik 2 milijonus barelių per dieną. Todėl užblokavęs Hormūzo sąsiaurį, Trumpas galėjo užkirsti kelią pagrindiniam Irano finansavimo šaltiniui. Tai svertas, kurio Trumpo administracija iki šiol nedrįsto panaudoti. Juk sąsiaurio blokavimas net ir Irano naftai gali sukelti staigų naftos ir benzino kainų augimą visame pasaulyje. Nes kaip ten bebūtų, Irano nafta vis tiek dengia dalį pasaulinės paklausos. Būtent todėl JAV karinės jūrų pajėgos leido Irano tanklaiviams plaukti per šį regioną. Ir amerikiečiai tarsi užmerkdavo akis į tai, kad Iranas ne tik tęsia prekybą, bet ir didina savo naftos prekybą karo metu. Dar kartą pakartosiu, nes Trumpas dar ir panaikino jiems sankcijas. Ir bet kokia nafta šiuo metu išvežama iš regiono gali bent iš dalies padėti pristabdyti naftos kainų augimą. Ir būtent toks buvo sumanymas. Primenu, Trumpo administracija blokavo Irano naftos pardavimą nuo tada, kai 2018 metais atsisakė Irano branduolinio susitarimo. Donaldo Trumpo sprendimas praėjusį mėnesį panaikinti sankcijas Irano naftai dar kartą karo įkarštyje išlaisvino pakankamai didelį kiekį naftos. Tai yra 140 milijonų barelių. Na, tai pagal oficialius duomenis. O pagal JAV energetinės informacijos valdybos duomenis, to pakanka patenkinti visą pasaulinę naftos paklausą maždaug 1,5 dienos. Na, dar kartą pabrėžiu, visos. Tačiau toks Trumpo sprendimas turėjo priešingą efektą. Sankcijų panaikinimas leido Iranui parduoti savo anksčiau sankcionuotą naftą, kad finansuotų karą prieš Jungtines Amerikos valstijas ir jų sąjungininkus. Ir Iranas iš šių pardavimų gaudavo didelį pelną, parduodamas naftą už keliais doleriais didesnę kainą nei Brent naftos kaina. Taip, štai toks tas karas. Tai yra, Donaldas Trumpas pirmiausia pradeda karą, kyla naftos krizė ir kad bent iš dalies išspręstų šią krizę, ką jis daro? Jis ima ir panaikina sankcijas priešui, ko nebuvo padaryta net iki karo. Be to, kaip prisimenate, Donaldas Trumpas taip desperatiškai bandė išgelbėti situaciją naftos rinkoje, kad netgi panaikino sankcijas Rusijos naftai. Ir štai čia yra labai pavojingas momentas. Reikalas tas, kad laikinas sankcijų Rusijos naftai atšaukimas baigėsi balandžio 11 dieną, kaip visi žinote. Tačiau iki šio įrašo momento, Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas taip ir nepaskelbė, ar jie pratęs sankcijų atšaukimą Rusijos naftai ar ne. Nes Trumpas anksčiau užsiminė, kad iš esmės jie ir neketina atšaukti sankcijų atšaukimų. Tai yra, jis sako, mes atšaukėme sankcijas Rusijos naftai jūroje, bet greičiausiai jų nebegražinsime. JAV iždo departamentas svetainėje šiuo metu nėra jokių naujienų. Bet iš viešai neprieinamos informacijos žinoma, kad Donaldas Trumpas ir JAV iždo sekretorius Scottas Bessantas dar balandžio 9 dieną susitarė pratęsti sankcijų atšaukimą. Trumpo administracija labai dažnai tokius sprendimus priima ne per garsius prezidento pareiškimus, o per techninius bendrųjų licenzijų atnaujinimus JAV iždo departamento svetainėje. Ramiai, tyliai. Tai leidžia išvengti perteklinės kritikos dėl bendradarbiavimo su Kremliumi. Be to, dažniausiai tik po kelių dienų žurnalistai išsiaiškina, ar buvo pratęsta ar ne. Ir kaip sakoma, nereikėtų pamiršti, kad tokios licenzijos atnaujinamos darbo dienomis, o šiandien yra sekmadienis, dar ir ortodoksams Velykos, todėl greičiausiai pirmadienį ši licenzija visgi bus pratęsta.
Ir svarbiausia, prekiautojai ir didieji importuotojai, pavyzdžiui, Indijoje, toliau perka rusišką naftą, būdami įsitikinę, kad žalia šviesa iš Vašingtono gauta ir jie artimiausiu metu neužges. O situacijoje, kai Trumpas ruošiasi užblokuoti Irano naftos tiekimą, jis tikrai pratęs sankcijų Rusijai atšaukimą, kad bent šiek tiek pristabdytų kainų augimą. Ir štai šiandien, balandžio 12-ąją, Trumpas tikino, kad vos tik karas baigsis, benzino kainos greitai sugrįš į ikikarinį lygį. Štai sako, štai taip. Tai žinoma melas, nesigilinsiu, bet ekonomistai pasakys, kad taip tai neveikia. Deja, net kai karas pasibaigs, bus atblokuotas Hormūzo sąsiauris ir panašiai, vis tiek dar teks laukti gana ilgą laiką, kol viskas atsistatys. Tačiau blokuodamas Hormūzo sąsiaurį, Trumpas rizikuoja dar labiau pakelti naftos ir dujų kainas, kad maksimaliai padidintų spaudimą Iranui ir pasiektų karo pabaigą. Ir čia noriu rekomenduoti būtinai pažiūrėti mano vakarykštę laidą, kurioje iš karto pasakiau, kad dėrybos tarp JAV ir Irano Pakistane tai tik priedanga dar didesnei kariniai operacijai, kuri dabar ir vyksta. O šiuo metu Trumpas tvirtina, kad Jungtinės valstijos ir kitos šalis pasiūs minų tralerius į Ormūzo sąsiaurį, kad išminuotų Irano užminuotas teritorijas. Citata. Mes ten turime minų tralerius, dabar turime aukštųjų technologijų povandeninius minų tralerius, pačius moderniausius ir geriausius, bet taip pat perkame ir tradicinius minų tralerius. Ir kiek aš suprantu, Didžioji Britanija ir kelios kitos Europos šalis taip pat siunčia ten minų tralerius. Na, be to, Trumpas tvirtina, kad dabar Persijos įlankos šalis – Saudo Arabija, Kataras, Kuveitas, Bahreinas ir taip toliau. Štai, galima sakyti, yra daug arčiau. Ir štai dabar jie tiesiog priversti įsitraukti į karą, nes jiems naudinga atblokuoti sąsiaurį. Citata. O taip. Persijos įlankos valstybė, galima sakyti, yra daug arčiau, todėl galbūt jiems teks tai padaryti. Bet žinote, jie galėjo ir nesikišti, bet Iranas padarė klaidą, pradėjo juos apšaudyti raketomis. Štai čia įdomi užuomina, kad greičiausiai vis dėlto vyksta dėrybos. Dėl to, kad tarkime tie patys Emiratai ar Saudo Arabija vis dėlto įsitrauktų į karą prieš Iraną, na bent jau tam, kad būtų atblokuotas Ormūzo sąsiauris. Tačiau kas dar svarbu, šio įrašo metu pagal Vortex laivų stebėjimo bendrovės duomenis tik 2 tušti tanklaiviai plaukę į Ormūzo sąsiaurį apsisuko. Po to, kai sekmadienį paaiškėjo, kad dėrybos tarp JAV ir Irano baigėsi nepasiekus ilgalaikės taikos sutarties, tai mums sako, kad šiuo metu Ormūzo sąsiauris vis dar yra kontroliuojamas. Bet pažiūrėkime, ką darys Donaldas Trumpas, nes, pavyzdžiui, demokratai dabar Jungtinėse Amerikos valstijose, na, tiesiai šviesiai kalbant, nesupranta strategijos. Kur logika, kur idėja? Tai kas toliau? Na gerai, JAV tikrai gali pakankamai greitai visiškai užblokuoti Ormūzo sąsiaurį visiems. Iranas negalės prekiauti. Tačiau kas žino, kokią atsparumo rezervą turi Iranas? Ir kaip atidaryti sąsiaurį? Nes dabar iš esmės yra dvi pusės ir abi blokuoja sąsiaurį. O kaip jį atidaryti? Šis klausimas lieka atviras. Todėl čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti finansiškai paaukodami bet kokią sumą arba įsigydami mokamą prenumeratą pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme arba pagal QR kodą jūsų ekranuose. Tiek šįkart. Saugokite save, viso gero visiems.